Pakartosiu, atsiprašau, nes praleidau įrašą. Tai mes padarėme 2 minučių žodžius savo temoje. Įsivardinkite, kokia jūsų tema yra šiandieną. Ir piešime antrą variantą, antrą versiją apribojimų šalinimo algoritmo šiandieną. Ir parašėm 2 minutės temų ir buvo klausimas, ką daryti, jeigu nėra 17 žodžių. Mes rašome minimum 17 žodžių temoje, jeigu nėra 17 žodžių, tai reiškia, kad kažkas kitas jūs užėmęs yra jūsų dėmesį šiuo metu ir kad jūs piešite būtent tai, kas dabar šiuo metu valdo jūsų dėmesį. Tai jeigu pas jūs galvoje kažkoks dabar sprendžiasi klausimas, tai jūs piešite šitą klausimą. Tai geriau parašykite tada temą, kad piešite va tą, kas yra dabar jūsų galvoj. Tai tada bent jau tikrai sąžiningai piešite apie tą, kas pas jūs dabar galvoj sukasi. Tam, kad suktųsi tema, tai reikia minimum 17 žodžių, tai už tai mes praleidžiam 2 minutės rašydami žodžius, gerai? Tai va. Tuomet turėkite minty, kad yra toks dalykas su tai žodžiais, jie reikalingi. Ir kai pačios piešite, irgi turėkite omeny, kad jeigu nerašysite žodžių, tai piešite tuomet tai, kas šiuo metu sukasi pas jūs galvoj. Irgi nėra blogai, galima tiesiog irgi tą padaryti. Dabar žiūrėkit, paimu markerį vėl juodą. Paprastai išmetimus aš mėgstu piešti juodu, nors nebūtina, galima vėliau parodysiu, turiu spalvotų markerių ir mes galėsim spalvotai dar papiešti. Bet dėl aiškumo piešiu juodus šiandieną vėl. Ir koks išmetimas yra šiandieną? Vakar matėt, išmetimas buvo toks, ar ne? Toks, kažkas tai tokio. Mes taip darėm išmetimą ir čia yra tradicinis išmetimas. Tai o šiandieną darysime antrą versiją, kai bus išmetimas per figūrą. Ir vėl nuleiskite dėmesį į kūną, kaip vakar darėme, tai čia toks pasiruošimas piešimui, pajungimas, aktyvavimas ir kūno. Ir per figūrą piešiame, ieškodami figūros, pirmiausia vietos, pozicijos lape. Ir vėlgi pasižiūrim, visas lapas yra aktyvus, mūsų laukas. Ir leidžiam rankai keliauti kažkur tai ir pajausti, kur ta figūra, dabartinė to išmetimo figūra galėtų būti. Ir išmetimo figūra, jinai bus netaisyklinga figūra, tokia kampuota, netaisyklinga, panašiai kaip išmetimas, tik tai bus figūra. Va, pas mane tokia gavosi. Pabandykit jūs padaryti savo. Ir yra šiokie tokie skirtumai iš tikrųjų tarp to tokio išmetimo chaotiško ir tokio daugiau apkultūrinto, kaip aš sakau. Nes tas chaotiškas išmetimas, mes nežiūrime į jį erdvėje, jisai neturi erdvinės prasmės mums, nes tiesiog jis yra per vidurį lapo, kažkur ten ir yra. Šitas jau yra erdvinis, mes lapo erdvėje matom jo poziciją ir tai mums irgi turi kažkokią tai reikšmę, mums duoda papildomą informaciją. Plus ne tik erdvė yra ir dydis, yra ir forma pati. Ir dabar jeigu yra aštrių kampų, mes tiesiog kalbėdami tuos kampučius, taip pat juos užglaistom. Padarom pačią figūrą, padarom tokią, sušvelninam pačią figūrą viduje ir nerografuojam tą liniją. Taip pat. Ir čia aš tai greitai darau, bet jūs neskubėkit. Žiūrėkit, kad ta nerografinė linija būtų ne šiaip kokia bangelė, bet jinai būtų tikrai nerografinė. Tokia tarsi šokanti moteris man kažkokia atrodo dabar. Matot, nerografavau ir suapvalinau kampus ir staiga pasikeitė iš karto įspūdis, nors pati figūra ir ta pati.
Mhm. Gerai, ir dabar ta figūra mūsų yra tikslas, va šitai figūrai vėl lygiai taip pat sudaryti tokį foną, kad fonas būtų, kad jinai visiškai fone integruotųsi ir pasislėptų. Tai mes darom panašiai tą patį. Tai figūrai dabar duosim ją išeiti ją į išorę iš visų kampų. Ir galim tas linijas irgi pratęsti, nebūtinai jos turi čia sustoti, va aš va taip pat pažygiuosiu linijomis. Ir dabar sustoju, papalinsiu ten, kur matau iš karto, kad po to nepraleisčiau. Ir mes jau čia dabar pradedame tą trečią punktą savo bazinio algoritmo. Ir iš karto primenu apie refleksiją. Iš karto jaučiame, kaip pirmiausia figūra, kaip buvo, kokie buvo pojūčiai, kokie mūsų buvo, kaip kūnas jautėsi. Kai padariau tą figūrą, aš, pavyzdžiui, net įvardinau, atrodo kaip šokėja tokia, šokanti moteris tiksliau. Labai įdomu. Pastebėt buvo. Bet ir tai po to, kai suapalinau tuos kampus pačius figūros. Na, vat, matot, jau mano figūra tarsi keičiasi, labai keičiasi linijų pagalba. Jinai jau keičiasi ir aš irgi dabar sustoju ir pasižiūriu, kokie mano pojūčiai, kaip viskas čia atrodo. Dar papildomai linijų įvedu, suapvalinu ir apvalindama dar irgi, kai apvalinu, aš susilieju su savo visais pojūčiais. Iš karto skanuoju kūną, skanuoju, kas vyksta, skanuoju, kokie pojūčiai, skanuoju, kokie mano įspūdžiai apie tą, ką aš darau. Taigi viso piešimo metu aš visą laiką esu tokiam dialogė su savo pojūčiais, su savo kūnu, su savo emocijom, mintim. Ir tai vyksta toks savęs pažinimas, nes mums savęs pažinimas iš tikrųjų ateina ne iš išorės kažkur tai, bet ateina iš vidaus. Ir ateina iš vidaus tada, kai klausome savęs. Nes taip, kaip mes klausome savęs, niekas kitas mūsų taip negali klausyti. Tai mes galim klausyti savęs, todėl išmokti klausyti savęs, kad ir per piešinį kaip pagalbinį tokį instrumentą, irgi yra labai gerai. Ir tai vadinama intuicija, laviname savo tą intuiciją, vadinama, žinot, kaip sako, nes kuo labiau klausysit savęs, tuo labiau suprasite, kur yra jūsų intuicija, kur yra tiesiog ego toks bando atstovėti savo pozicijas. Man labai įdomu, tą, ką aš dalinuosi, tą informaciją, ar jums yra girdėta kažkokia tie ego, ten intuicija, dar kažkas, ar jums tai yra pažįstama, girdėta, ar jums tai yra toks daugiau, toks, kaip pasakytas, tokie žodžiai jums yra tokie, kaip pasakyti, jūsų buity nedalyvauja taip kasdieniniai. Labai girdėti. Gerai, tai gerai. Nu, aš manau, dabar jau nieko nenustebins, nes daug kas labai domisi tokiais savęs pažinimo dalykais ir čia yra labai, kaip normali praktika, man atrodo, dabar jeigu žmogus nesidomi, jau yra keista. Ar ne? Taip, dalyvauja tame ir ego, ir intuicija. Jo, tai savęs pažinime vis tiek dalyvauja tie visi tokie
Tokie fenomenai, ar ne, kur galbūt mes anksčiau nei mokykloje niekas apie tai nekalbėjo ar nemokė, bet jie yra ir juos reikia su jais kažkaip reikia draugauti, susipažinti ir suprast save kažkaip tai irgi. Tai va, pas mane žiūrėkit, kaip figūra jau faktiškai ir praktiškai integravusi taip, kad jau sunku atpažinti ją. Nors man jinai pakankamai gražiai atrodė po to, kai aš ją suapvalinau, bet nepaisant to, jinai vat yra tokia kitokia. Ir dabar tam, kad man dar foną suaktyvinti, kad prilygtų intensyvumui šitos figūros, man čia reikės įvesti papildomų figūrų. Bet tam, kad įvesti papildomų figūrų, man dar reikia įvesti papildomai linijų. Nes mes vedame figūras ten, kur yra linijų. Ir aš niekur neskubu, aš vedu iš lėto. Ir vėlgi stebiu savo, dabar apvalinu ir iš karto stebiu savo vėl kūną, pojūčius. Bandau dar pajausti pasipriešinimą vidinį, jeigu vyksta kažkoks. Gal kažkas yra kitaip. Ir kuo daugiau apvalinu, tuo man iš karto piešinys, žinot, kaip gerai apvalinti eigoj, todėl kad dabar, pavyzdžiui, šitame etape aš galiu jau sustoti, ar ne, nes pas mane viskas yra suapvalinta. Ir tuomet nereikia laukti, nes jeigu aš pripieščiau pirmą liniją, o po to sėdėčiau apvalinčiau, visų pirma, man tai būtų atrodytų, kad jau labai toks sunkus darbas, visų antra, aš negaliu palikti piešinio, kol nepabaigsiu apvalinti. Ir trečias dar aspektas, kuom yra gerai apvalinti eigoj, yra tas, kad va dabar aš jau žiūriu piešinį, man reikia piešti toliau, bet pas mane atsiranda toks jau pažingsnis pasitenkinimas jau tuo piešiniu, keičiasi mano visas įspūdis, keičiasi tos temos, mano pačios dabar toj temoj visas pajautimas ir tuomet aš toliau piešiu jau iš tos naujos būsenos, o ne iš tos dar pradinės būsenos. Tai va, tai labai gerai palaipsniui įvesti naujų linijų, suapvalinti, vėl įvesti naujų linijų, vėl suapvalinti ir judėti į priekį. Va. Man atrodo, kad kairiai pusiai sunkiausia viršų ypatingai įvesti figūrų, nes kažkaip ten ranka natūraliai nekrypsta ten ranka natūraliai. Ir dabar žiūrėkite vėl, jeigu yra kažkokių suapvalinimų tokių storesnių, o linija yra plonytė, tai pabandykit dar tada tą liniją dar kartą va taip pat padvigubinti. Ir praktikos dėliai pabandykit irgi pasipraktikuoti, padvigubinti linijas. Žinokite, visai gražiai atrodo. O taip pat. Aš einu šalia linijos ir žiūrėkit, kartais jos susiliečia ir ten reikia suapvalinti, bet labai labai švelniai. Pačius kampučius, jeigu kažkur gaunasi va tokie plyšeliai, tai juos užtušuojam. Man šita technika labai patinka, aš va tokia dvigubinimo technika ir linijos kažkur susieina, kažkur išsiskiria, kažkur vėl pasidraugauja, galbūt pereina prie kitos linijos. Tai va toks padraugavimo tokia technika, jinai yra labai žavingai atrodo piešinėje, bent jau man. Ir jeigu iš karto neišeis gražiai, nepergyvenkit, čia tiesiog praktikos tik tai reikalas. Gražiausiai tai atrodo su plonesniais flomasteriais. Tai jeigu piešite vėliau su plonesniais, tai turėkit minty, kad bus gražiau tokios dvigubos linijos. Ir šitame etape irgi vėl sustojam, praskanuojam save, praskanuojam dar savo
pojūčius, savo kūną, kur yra dabar mūsų dėmesys. Vėl, jeigu ne kūne, vėl nuleidžiame savo dėmesį, nusileidžiame žemyn į savo kūną. Nes galva ir mūsų kūnas nėra tik tai tam, kad nešioti galvą. Tai galvai užtenka dėmesio. Ypatingai, kai piešime sveikatos kažkokias temas, tai ypatingai tuomet labai svarbu kūną stebėti dar labiau. Pavyzdžiui, nerimas, nepaisant to, kad tai yra toks daugiau psichologinis reiškinys, atrodo mums, bet jisai labai susijęs su hormoniniais ir cheminiais, nes hormonai gamina cheminius kompozicijas mūsų organizme, ar ne? Ir tai visi mūsų psichologiniai procesai iš tikrųjų yra cheminiai tokie hormonų veiklos padarinys, kaip sakant, jo. Todėl atrodo, kad o emocijos yra mūsų irgi būtent įtakojamos ir mūsų hormonų ir cheminių junginių pagalba. Tai va, viskas taip yra susiję. Mūsų reakcijos, mūsų nuotaikos labai yra susijusios su organizmo viso kūno balansu. Taip. Tai aš pakankamai pripiešiau jau tų linijų, man jau norisi ieškoti čia figūrų. Ir aš iš karto pradedu, pamačiau, akis mato tokį apskritimą čia gražų. Iš karto jį integruoju. Integruoju, tai reiškia nerografuoju. Ar kilo kokių klausimų iš vakar dar, jeigu ką, tai sakykit, rašykit. Galime čia pakeliui ir pabendrauti dar. Bet nepameskite savo temos, apie ką mes čia piešime irgi pakeliui. Ir dabar, kai įvedam figūras, tai šiek tiek gali keistis mūsų vidinis toks fonas. Vėlgi iš karto pajauskite skirtumą. Pavyzdžiui, dėl ko aš pradėjau apie tai kalbėti, nes aš jau pajutau skirtumą, kai pradėjau piešti figūras. Kūnas perėjo tarsi į kitokį režimą kažkokį, tai dabar jaučiu. Tai įdomu, ar pas jūs irgi pokyčiai dabar yra, ar kaip jūs jaučiatės. Apskritimus piešiu, kadangi mano lapas ant tiek prisotintas linijų, pas mane tuščių figūrų nėra, prisimenat, mes nepaliekam tuščių figūrų. Bet dabar figūras piešdami jau galvojam apie sprendimus, apie resursus. Kiekviena figūra neša kažkokį tai tokią užšaldytą, tarsi pagautas kažkoks momentas, pagautas kažkoks suvokimas, kažkoks sprendimas. Nes kiekviena figūra yra potencialiai neša savyje sprendimą kažkokį tai. Nes kiekviena figūra potencialiai gali būti sprendimo figūra, ta fiksacijos figūra vadinama. Tai mes piešdamos randam kiekvieną figūrą ir žinom, kad tai jau yra kažkoks resursas, mes jį aktyvuojame. Ir gali būti kitokie pojūčiai priklausomai nuo kokia ta figūra, kokioj vietoj, kur ir kaip jos sąveikauja tarpusavį. Priklausomai ar tai figūra daugiau buvo pradiniai aplink tą mano pradinę figūrą ar ne. Irgi labai galite pradėti jausti.
ką kiekviena figūra jums neša, kokį resursą neša. Tas markeris tiek piešiau, kad jis jau baigia išsisemti. Ir aš čia neskubu. Žinote, kad mes sakėm, kai piešim grafiką, mes neskubam, bet kai pradėsim piešti spalvą, tuomet mes piešim jau greičiau, užtikrinčiau, nes ten jau galvoti nereikia. Čia vyksta mentalinis procesas, mentalinis kalibravimas, galima sakyti. Kalibruojame savo kažkokius tai procesus vidinius, mentalinius daugiau. Tai įsitikinimai, mintys, išvados, vertinimai. Dirbam su tokiais procesais. Ir jie yra galbūt tokie labiau reikalaujantis dėmesio, tokio aktyvaus dėmesio. Pas mane kažkodėl tai dideli šiandieną apskritimai, va taip įdomiai. Pastebiu, kad tokie didesni negu tarkim vakar buvo. Norisi didelių. Įdomu apie ką tai ir galvoju iš karto savo temoje, apie ką tai galėtų būti. Ir jeigu ateina įžvalgos, labai gerai tiesiog turėti po ranka kažkokį lapelį papildomą ir užsirašinėti iš karto. Atėjo kažkokie kūno pojūčiai ir iš karto užsirašom. Mat įvedžiau papildomą liniją šitoj figūroj ir kažkas surezonavo kūne, kažkas taip praėjo tokia bangelė. Tai žinau, kad šitas apskritimas kažkaip surezonavo. Reiškia, tas resursas man buvo labai kažkoks reikalingas matyti mano temai. Žinot, kad neurografiniuose piešiniuose mes, tokiuose tradiciniuose piešiniuose mes piešime tik tai abstrakčias figūras. Apskritimai, trikampiai, kvadratai. Kol kas kvadratų trikampių nepiešiam, nes apie juos mokysimės sekantį kartą ir jau tada galėsite įvedinėti ir kitas figūras. Kol kas išmetimuose mes dažniausiai dirbame su apskritimais. Dar yra toks fenomenas, kad piešiniuose pabaigus piešinį, tai nereiškia, kad negalima prie jo grįžti ir kažką ten pakeisti, kažką dar padaryti. Prie piešinių visą laiką jūs pasiliekat, jie yra, galite visą laiką prie piešinių grįžti, visą laiką dar juos pakeisti, nes kai keičiasi jūsų kažkas gyvenime, jūs keičiatės, keičiasi ta tema jūsų. Jūs pamatysit, kaip įdomiai pradėsit kitaip matyti ir tą patį piešinį. Ir jeigu darote temą, pavyzdžiui, vieno piešinio temai dažniausiai neužtenka. Reikia keletos piešinių, dažniausiai tai būna. Ir rinkite piešinius, vadinasi keisai. Keisai net nežinau, kaip papkės piešinių, net ne papkės būtų, bet toks kaip projektas, ar ne? Paimat temą kaip projektą. Bylos. Bylos, nu va, keisai, ne bylos, iš tikrųjų. Toks dar sovietinis žodis tarsi, ne? Tai vat, darome tokius, vadinkime projektais, gal bylos kažkaip labai skamba taip keistai. Tai rinkite papkes tokias piešinukus pagal vieną temą. Pavyzdžiui, darysite keletą piešinių ar išmetimus ar kitus algoritmus ir pasirinkite papkę, pavadinkite tą papkę kažkokią tai temą, kuri jums aktuali, ten pinigai, santykiai, nežinau, dar kas nors, sveikata. Ir darykite tiesiog keletą piešinių, viena ta tema, per daug piešinių ir įvairiais algoritmais, galbūt ne vienu tik tai išmetimu, bet piešime dar ir kitų algoritmų. Ir pasižiūrėkite, kaip keičiasi per piešinius jūsų tema, kaip keičiasi tiesiog dydis, pavyzdžiui, apskritimų, linijų braižas, dar kažkas. Galite tiesiog atstebėti, kaip
kaip evoliucionuoja tos temos visas gyvenimas toj temoj. Ir po to galite grįžti, pataisyti kažką, pamatėt kažkas tai, oi, va čia kaip aš nemačiau to, iš karto tiesiog net rėžia akį kažkokie dalykai, kurie anksčiau net jų nepastebėdavai. Nu, bent jau iš pradžių, kaip piešiai nepastebėjau, po to grįžti ir galvoju, o kaip aš čia nemačiau to ar ano. Tai tas veikia tikrai ir tą galima daryti ir siūlau tą daryti. Aš taip dariau su daugelį savo tokių pradinių pirminių piešinių. Ir ypatingai po supervizijos, va šiandieną pasakiau porą pastabų, ne, Agniai. Agnė tikriausiai grįš, tą piešinį pasižiūrės, kažką ten dar dadės, kažką pakeis. Tai va taip galima daryti, tiesiog tapsite patys savo tokiais kaip supervizoriais ir tai galima daryti. Klausimas dar būna dažnai, ar galima ką daryti su piešiniais, kurių jau nebenori laikyti. Aš tiesiog išmetu juos ir viskas. Aš neturiu tokio sentimento tiems piešiniams, kad ten aš jų nedievinu, ten nesvarbu, kad tai yra mano darbas, man tai ne dėl to, kad aš nevertinu darbo, bet aš tiesiog nemėgstu apskritai nieko gyvenime dievinti. Tai ar kažkaip ten sureikšminti, kad čia kažkas tokio yra reikšmingo, kad čia ten sakralinių, aš tikrai sakralinių reikšmių tiem piešinėm nesuteikiu, bet čia žiūrėkite, kaip jums, kokie jums yra, nu, koks yra jūsų asmeninis toks požiūris, ryšys su tais piešiniais, tai visiškai nesvarbu, kaip jūs norite, taip ir darykit. Nes jeigu aš neišmeščiau tų piešinių, pas mane jūs gal koks 1000 būtų, nežinau, labai daug. Tai tiesiog net nepraktiška būtų, man atrodo, pas mane kaip makulatūros sandėlys jau būtų. Tai tik dėl tos iš tos praktinės pusės aš jų visų nelaikau. Bet gerai palaikyti juos bent jau kažkokį tai laiką, gal metus, nes po to galima grįžti, mes visą laiką parašom datą, beje, šiandien neparašiau, šiandieną yra 10 diena rugsėjo. Visą laiką parašykite datą ant piešinio. Visą laiką svarbu piešinį įvardinti, kokia tema, koks algoritmas ir data. Va, trys tokie parametrai piešinėje visą laiką reikalingi. Nes jeigu nebus algoritmo, nežinosi, tiksliau jūs gal ir nebūtinai, bet jeigu, pavyzdžiui, man dažnai atsiunčia, piešiau su jumis ten kažkokį piešinį, pasižiūrėkite. Svarbu, sakau, kokį algoritmą, nes be algoritmo aš nežinau, į ką aš žiūriu, pagal ką aš vertinu tą piešinį. O data yra jums reikalinga tam, kad galėtumėt sugrįžti ir pasižiūrėti, va, piešiau tokią temą tokiu metu ir kaip ta tema po to išsirutuliojo, kas įvyko ir kaip pasikeitė kažkokia situacija. Aš žiūriu šitą figūrą ir šitoj figūroje visos yra vertikalios linijos. Taip įdomu, kad visos linijos yra vertikalios. Tiesiog pastebėjau ir iš karto toks impulsas taisyti, reikia horizontalių, bet paskui pagalvojau, o gal ir nereikia. Gal taip turi būti, gal man reikia būtent vieno, kur dominuoja vertikalios linijos. Jeigu matėt, YouTube dalinausi horizontalūs algoritmai ir vertikalūs algoritmai ir Facebook'e irgi įdėjau nuorodas tam video, tai pasižiūrėkite, ten šiek tiek dar irgi gvildenu horizontalius ir mes dar kalbėsime ir kurse apie tai, bet yra algoritmai, kurie yra iš principo vertikalūs arba iš principo horizontalūs. Tai jie turi savo reikšmės irgi ir čia man ta figūra, kadangi yra tokia dominuoja vertikalios linijos, jinai man apie tai kažką sako ta figūra, dėl to, kad yra toks jos požymis. Vertikalios linijos yra daugiau apie augimą, apie tokią kaip, nežinau, drąsą, pasiryžimą, augimą, išėjimą iš komforto zonos, nes vertikalios figūros jos susisieja su trikampio figūra, tai yra ne tokia
tokį vidinio konflikto figūrą aš vadinu, bet tas konfliktas yra toks psichologinis suvokimas konflikto vidinio, kai tu randi jėgų ir motyvacijos kažką daryti. Kai tu randi jėgų ir motyvacijos išeiti iš komforto zonos tam, kad kažką tai pasiekti, kažką tai toks herojaus sindromas šiek tiek, ar ne? Herojus eina, kažką tai daro, nugali kažkokį tai blogį, dažniausiai vidinį blogį, kažkokį tai vidinį pasipriešinimą, kariaujam su savo vėjo malūnais kažkokiais. Tai trikampis daugiau tokia ir vertikalios linijos, jos labiausiai susisieja su trikampio figūra, dėl to, kad trikampis irgi yra kaip ir vertikali figūra skaitosi. Tai mano temoje, kadangi aš kalbu apie savo neurografikos kursus, tai man labai aktualu ir labai rezonuoja šita figūra, tai dėl to aš dalinuosi. Jeigu pas jūs yra kita tema, ten santykiai kažkokie, tai vėl reikia žiūrėti kontekste, jūsų temos kontekste, kokios yra figūros, kaip jos išsidėsto. Pavyzdžiui, pas mane čia įdomiai 3 trikampiai tokie 1, 2, 3, ar ne, tokio eilė ir čia yra 4 ir tarsi trūksta dar vieno, kad būtų tokia kaip ir eilė apskritimų. Mes apie eilės mokysimės modeliavime sekantį kartą. Galbūt pažiūrėsiu, ar pirmą ar antrą, nežinau tiksliai, bet kažkuria tai pamoką dabar. Tikrai mokysimės apie figūrų eilės, irgi labai įdomu. Ir tos eilės mums irgi apie kažką sako. Dažniausiai sako apie judėjimą, dinamiką, tai kažkas didėja, kažkas mažėja arba kažkas yra stabilu. Tai čia yra daugiau toks stabilumas, nepasakyčiau, kad mažėja ar didėja, nuo šitos padidėjo. Ir toliau tiesiog toks eina, eilės mums parodo dinamiką. Ir dabar aš noriu užbaigti tą eilę, kadangi aš jau matau tą eilę ir aš žinau reikšmės, tai aš ją užbaigsiu būtent taip. Tai kažkokia figūra, kuri, mes žiūrėkit, galime piešti tokias figūras, kurios užeina už lapo ribų, todėl kad mūsų akis pratęsia tos figūros ribas. Nepaisant to, kad lapas baigėsi, mūsų akis dar konstruoja tos figūros pabaigą už lapo ribų. Ir čia yra vienas iš neurografikos 10 principų piešimo. Yra 10 piešimo principų ir vienas iš jų sako, kad piešimo laukas neturi ribų, nesibaigia ties lapo ribomis, tiksliau. Tarp kitko 10 šitų principų, aš jau jūsų nevarginau čia eteryje, bet galit pasižiūrėti, galit pasiskaityti, man atrodo, netgi yra įdėtas dokumentas, bet žinau, kad tikrai yra video ir ne vienas, tai galit pasižiūrėti video. Tai beje, jeigu jau įėjot į mano portalą, mačiau, kad įėjot, tai ten yra visokių video, visų pirma yra papildoma medžiaga, ten pasižiūrėkit, kas ten yra. Galit atsisiųsti savo tuos failus, kurie priede yra, galima juos atsisiųsti. Ir yra papildomų video iš praeitų 2 srautų mano kurso. Praeitų metų ir už praeitų metų. Tai galit pasižiūrėti video, nes ten aš daugiau dėmesio skiriau ir teorijai. Tiesiog daugiau, bet dabar žiūriu ir pats Piskariovas ir mokykloje lygiai taip pat dėsto daug mažiau teorijos, tikrai skiria daug mažesnį laiką kažkokiem teoriniam pasakojimam, ten aiškinimam, galbūt dėl to, kad žmonėm ta teorija mažiau įdomi negu tiesiog praktika, išmokyk mane metodo ir man nesvarbu ten ta teorija, gal teorija labiau reikalinga instruktoriams ir teorija dabar ten duodama irgi video įrašuose. Tai aš lygiai taip pat irgi jums daviau teorijos, kiek įmanoma mažai vakar, nenorėjau varginti labai jūsų, ir
papildomai, jeigu jūs domina, tai galit pasižiūrėti praeitų metų kursų video ir ten bus daug daugiau dar tokio. Galbūt apie tą patį, bet gal kitais žodžiais, gal kitaip nuskambės, kitaip surezonuos, bet pasižiūrėt galite apie 10 principų irgi. Tai va, tai mano piešinys labai įdomiai susidėliojo šiandieną, susidėliojo į tokį eilę figūrų ir vertikali figūra, toks turiningas gavosi piešinys, man jis labai patinka ir dabar mums kas yra svarbu, pasižiūrime į visus algoritmo punktus. Pirmasis, aišku, tema, 2 minutės žodžių, taip, antrasis kompozicija, mano ta pirminė figūra, trečias punktas, apvalinimas, pas mane viskas suapvalinta, nes aš apvalinau pažingsniui. Ketvirtas punktas yra 4:1 punktas, yra figūra ir fonas, ir čia labai svarbu atkreipti dėmesį, ar yra figūrų fone. Kartais matau, piešia, padaro vieną figūrą va čia vidury, o fonas visiškai tuščias, arba keletą figūrų va taip vidury, o fonas yra tuščias. Iš pradžių galbūt daug kas tai piešia dėl to, kad nepripratę dar žiūrėti stebėti, ta prasme, viso integruoti fono, nes fonas mums yra labai svarbus ypatingai išmetimo algoritmuose, todėl kad mes bandom kažką tai harmonizuoti, kažką tai pašalinti, ar ne, pašalinti tai, ko nenorime, ir dėl to tas fonas mums yra labai svarbus, kadangi mes gyvename ne izoliacijoje kažkokio, netgi jeigu dirbame su vidiniais procesais, vis viena mums tas fonas yra labai reikšmingas. Tai ten yra daug resursų, ten yra tie resursai ir, kaip minėjau, fonas tai yra laukas ir yra 2 lygių tas laukas. Vienas laukas yra tas socialinė aplinka, tie žmonės, tie dalykai, projektai, darbai, dar kažkas, tai žodžiu, mūsų visas socialinis išorinis gyvenimas, tas apčiuopiamas, matomas ar ne kažkoks ten eterinis. Tai va tas realus gyvenimas. Ir antras lygis yra tas laukas, tas kvantinis laukas, kur mes esam tas quantum entanglement, nežinau kaip lietuviškai, bet kažkas tai turėtų būti kaip kvantinis susiejimas, ar ne? Mes visi esam tame, per tą kvantinį lauką, esam visi, visiškai, absoliučiai visi turim ryšį susiję. Ir tai yra jau moksliškas terminas, moksliškai įrodyta, čia jau ne kažkokia hipotezė, bet įrodyta. Fizikos fenomenas, įrodytas fenomenas, todėl mes šitą žinome ir tas kvantinis laukas irgi mums yra svarbus, ar ne, nes mes per jį sąveikaujame apskritai su visa visata, ne tik su žmonėm aplink mus, bet apskritai su visa visata, su savo netgi praeitais gyvenimais ir netgi ateitim savo. Įsivaizduot, kaip įdomu, kad mes galime keisti savo ateitį, būdami čia ir dabar. Ta prasme, ir galime dar keisti ir savo praeitį, nepaisant to, kad kažkas įvyko kažkada tai, nes kvantiniam šitam lauke nėra suvokimo tokio kaip laikas. Nėra laiko nei anksčiau, nei ateities, nei praeities, bet viskas yra va čia ir dabar, nesvarbu. Tas laiko fenomenas yra tik tai toks mūsų kažkaip tai realybės fenomenas, bet visatos prasme, tos tokios visatos gyvenimo prasme, tas laikas tarsi visai kitaip egzistuoja. Tai va, tai mes su tuo lauku irgi dirbame ir dėl to mums tas aplinka lapo irgi yra svarbi. Gerai. Ar yra klausimų, ar aš suprantamai aiškinu kalbu, ar kažkas tai jums nerezonuoja, tai dalinkitės, aš tikrai nieko prieš išklausyti ir jūsų nuomonės. Suprantamai, bet tik aš labai atsilieku. Aha. O atsiliekat kuom? Linijom? Aš tik tai 2 figūras nupiešiau. Aha. Gerai. Tai žiūrėkit, aš šiek tiek pristabdysiu dabar patį piešimą ir leisiu dar porą minučių jums pasivyti, ar ne?
Gerai, tai kaip sekasi? Ar padėjo porą minučių tylos? Mhm. Šiandien geriau. Šiandien geriau. Mhm. Vakar kažkaip. Jo, reikia priprasti prie, nes čia yra visai kitas, kitose mes kai piešiame tokius piešinius, mes pereinam į kitas vibracijas visiškai tiesiog kitaip, kitam lygmenį bendraujam su savim, negu prastam buitiniam lygmenį. Tai tam reikia šiek tiek tokio pasiruošimo, pripratimo tokio. Tai Vakar buvo sunku, šiandien visai smagu, lengva. Gerai. Tai tuomet aš siūlau pereiti prie spalvojimo. Dar pažiūrėkite, jeigu randat kažkokių kampučių nesuapalintų, tai gali dar eigoj ir spalvojimo eigoj dar sugrįžti. Labai gerai pasižiūrėti į piešinį per nuotrauką, kai nufotografuoji ir nuotraukoje pamatai visai kitaip tą piešinį, pradedi matyti visai kitaip judėjimą, dinamiką ir tos srautus spalvinius. Tai irgi kartais padeda padaryti taip. Žiūrėkit, dabar kaip mes spalvojam lygiai taip pat, kaip spalvojam vakar. Spalva tai yra didelių figūrų paieška, didelių figūrų kūrimas. Ir mes pradedam nuo kažkur tai ir ieškom didelių figūrų. Čia tokia ilga figūra gavosi. Ir žiūrėkite, jeigu yra kažkur tai tokia stora linija, ypatingai jeigu ta linija buvo išmetimo arba pirmos tos figūros linija, tai stenkitės ją nepalikti jos kaip kažkokia, kaip ribos, bet pasistengkite figūrą, kad būtų kitaip integruota. Tiksliau, tą liniją praeiti. Mano toks mandras pieštukas, jisai turi keletą ir geltoną, mėlyną, raudoną savyje. Tai žiūrint, kaip aš pakreipiu, jisai taip ir pieši, tokia spalva labai įdomu. Ir paprastai yra tokia taisyklė, kad mes piešiame ir bet kokią spalvą pasirinkę, mes piešiame, pakartojame tą spalvą dar kažkur tai lape, kad jinai nėra tokia vieniša ta spalva. Tai jeigu pasirinkot kažkokią spalvą, tai nepadėkite jos atgal į dėžutę ar kur, bet palikite ją, kad galėtumėt jos dar kažkur tai panaudoti ją. Ir čia prisimenat, kad mums nebūtinai prisirišti prie tų figūrų, kurios jau buvo nupieštos flomasteriu. Mes kūrėme naujas figūras ir žiūrime jau visai kitaip, kitokį matymą, ar ne? Įjungiam kitokį matymą, mes žiūrime visai kitaip. Mes sakom, aha, suprantu, va čia yra apskritimai, čia yra figūros, bet aš jie žiūriu visiškai kitaip. Ieškau naujų galimybių, naujų sprendimų, naujų figūrų. Tai va tas naujų figūrų paieška čia labai mums irgi svarbus procesas. Svarbu labai naujai pamatyti, naujai išvelgti kažką, tai pasižiūrėti naujai į tą savo temą. Tai va spalvos mums leidžia naujai pasižiūrėti į savo temą, naujai tą temą dar išgyventi ir stebėkit savo kūną. Va dabar pradėjau šitą spalvą žygiuoti ir plaukti ir jaučiu, kad kūnas visai kitaip reaguoja į šitą spalvą negu prieš tai. Kažkuom šita spalva mane šiek tiek išmuša iš komforto zonos, sakyčiau.
Jinai tokia kaip ruda beveik. Nu, tokia ruda, šiek tiek tokiu oranžiniu gal atspalviu, bet vis viena tokia švelniai ruda. Ir kaip vakar irgi nežinau, kodėl prie rudos prisirišau ir šiandieną vėl ta pati ruda, tik tai šiek tiek kitoks atspalvis. Rausvai ruda, jinai vėl pas mane šiandieną atėjo, kadangi ir tema ta pati, tai vėl mane taip nustebino šiek tiek. Ir jinai mane irgi šiek tiek išmuša iš komforto zonos ir aš dabar bandau pajausti per kūną, pajausti, kokie procesai viduj vyksta, stebiu save ir kažkaip tai galvoju, tiesiog įdomu, būnu su ta informacija, kurią gaunu. Aš jai nesipriešinu, bet jaučiu pasipriešinimą vidinį, bet leidžiu tam pasipriešinimui būti. Ir jau pradedu netgi tiesiog kažkaip pasitenkinti nuo to, kad yra tas pasipriešinimas tai spalvai, bet ta spalva man pakankamai graži ir jinai tokia dominuojanti per patį vidurį, va taip pat jinai tiesiog išsišakojo, išsikerojo. Ir aš tiesiog būnu su ta informacija, nieko nedarau, jokių išvadų kol kas nedarau, nebandau kažką keisti ar ten dar kažką, tiesiog būnu ir kai leidžiu būti tam, tiesiog stebiu save ir kai leidžiu tam būti, pradedu netgi kažkaip tai jausti tokį net tarsi pasitenkinimą, kad yra pasipriešinimas, kaip įdomu. Ir ateina kažkokia labai keista tokia, nežinau, tokio pakylėjimo, tarsi kažkokia visiškai keista tokia būsena, kaip kažkokio džiaugsmo net vidinio. Pirmą kartą taip man ir dar nuo tokios spalvos, kurios iš principo nemėgstu, įsivaizduojat? Koks keistas fenomenas. Ir paėmiau dabar sekančią violetinę tokią spalvą, nors aš violetinę mėgstu kartais, bet čia tokia ryški tamsi violetinė, kas yra nebūdinga man vėlgi. Tai labai įdomu, tokie keisti dalykai. Ir stebiu save, tarsi atrodo, kad čia ne aš, nes jeigu tiesiog automatiškai kažką daryčiau, tai būtų kitaip. Pasirinkčiau, jeigu galvą reikėtų išmastyti, o kokią čia spalvą, jeigu būčiau menininkė ir sakyčiau, kokios čia spalvos reikia, kaip kažkokiam paveikslui ten, tai galbūt kitaip pasirinkčiau, bet kadangi aš leidžiu savo grinai intuityviai rankai paimti tokią spalvą, kokia čia nori būti, kokiai reikia, žiūriu, kad visai prieš mano valią kažkas čia vyksta. Ir labai keistas pojūtis, kad kadangi aš tam nesipriešinu, tik tai stebiu, tai kažkaip savotiškai ateina toks netgi pasitenkinimo procesas. Tai įdomu, kaip jums, kokie pojūčiai nuo spalvos, kokios spalvos ateina, galite pasidalinti, labai įdomu bus irgi išgirsti jūsų komentarus. Ir ypatingai, kaip kūnas reaguoja. Ar yra kūno reakcija, ar kažkas ten keičiasi. Agnė, Silvija, jūs turit kažkokių įžvalgų? Šiandieną tai kažkas tai vau. Matau katiną. Piešinį. Jo, tai sakiau, kad mes, jeigu ir matote, tai palikit jį ramybėje, jo. Bespalvinant atsirado jisai. Taip įdomu. Padėkokit tam katinui, kad pasirodė, reiškia, kažkas iš pasąmonės pasileido. Įsivaizduojate, tokie, kai ateina, kai pamatom tokius atpažįstamus dalykus, reiškia, kažkokie procesai, kažkas tai pasileido, ne, viduje pasąmonėje, kažkas tai įvyko pasikeitimas ir katinas tai metafora. Kaip čia, grinai kaip per sapnus, kaip sakiau, per sapnus ateina kažką mes matom per sapnus, tai yra viskas yra metafora tam, ką psichika integravo savyje, ką psichika jau gali paleisti šiai dienai. Tai va tie atpažįstami objektai piešiniuose yra irgi tokio pat principas toks pat, jų charakteris yra toks pat, kad jie jau atėjo laikas juos paleisti. Reiškia, jau psichika kažką tai integravo, kažką paleido ir jums dabar tik tai duoda tokį žinutę, tokia jums ateina per metaforas.
Tai labai gerai. O jeigu aš matau, man tokie kalnai kalvų, kažkas tokio. Kažkokie sunkumai, kalnai tai yra kažkokie tokie labai atrodo sunkumai, kurie nenugalimi tarsi, kažkas tokio. Tai galbūt kažkoks buvo įsitikinimas irgi kažkoks, galbūt praeina vat, nu, jo, paleidžiate kažkokį įsitikinimą, ar ne, kad kažkas lygi tol buvo nu taip sunku, taip nenugalima, kad niekada niekas nepasikeis, visą laiką bus taip, kaip yra ir kažkas tokio. Ir dabar staiga va, tas įsitikinimas išeina iš jūsų sistemos vidinės ir Nes man ir pečius spaudžia, nugarą, va čia sprandus. Taip. O pečiai sprandas, tai, ką jūs nešate svorį, sunkumą kažkokį tai. Ir tas sunkumas svoris yra psichologinis labiau. Tai va dėl to labai gerai irgi stebėti kūno pojūčius, nes tai yra dar patvirtina tuos procesus, kurie galima juos dar labiau suprasti. Dar paminėsiu, vakar kaip tik pasižiūrėjau Piskariovo piešinį ir žiūriu, kad jis irgi piešia, taip paspalvoja, kažkur pašešėliuoja, palieka, va čia paspalvoja, palieka. Tai pavyzdžiui, jisai gali nuspalvoti va taip ir palikti, ar ne? Atrodo labai gražiai, žavingai. Ir galima taip daryti, tiesiog va čia daryti labai labai taip storai, o čia ploniau. Tai va tokį va šešėliavimą mes galim daryti, bet vis viena aš įvedu spalvos, vis viena čia yra nepalieku baltą. Tik labai labai taip, labai lengvai, o čia taip storiau. Tai galit paeksperimentuoti taip. Nebūtinai taip kaip darželis, spalvinti viską vienodai. Galima mes jau pabūti tokiais ir menininkais ir su spalva pažaisti. Jeigu norisi, nėra tos būtinybės, nėra taip, ta prasme, jeigu norit padaryti neirografiką kaip tokį daugiau menišką savo išraišką, tai tikrai jokių problemų gali taip daryti. Netgi pamatysit, kai darysim jau tą modeliavimą, kartais modeliavime ypatingai galima jau labiau ten šešėliuoti, nes ten mums jau reikės labiau išryškinti tą siužetą. Siužetą tai turiu omeny tą patį, tą dinamiką visą lapę, ar ne? Nes ten bus pirminės figūros, antrinės figūros, pirminis planas, antrinis planas ir ten jau bus svarbu parodyti, kas svarbiau, kas ryškiau ir va toks šešėliavimas bus labai aktualus. Čia galima irgi tą taikyti ir tuomet tas spalvinis siužetas dar ryškesnis būna, nes dar įdomiau žiūrėti į piešinį, kai yra ne visos vienodos linijos, ne visur vienodai užspalvinta. Bet dabar daugiau mano siūlymas daugiau dėmesio skirti būtent pačiam procesui ir stebėjimui savęs tame procese. Stebėti savo kūno pojūčius, o dabar, ne, stebėti savo visus tai, kas vyksta su jumis viduje, nes tai duos jums didesnį rezultatą negu taip, kaip jūs spalvojate, ar daugiau, ar mažiau. Taigi siūlau neprisirišti prie to technikos, prie pačio piešinio, kaip dėl ko, bet daugiau skirti dėmesio tam vidiniams procesams, kas vyksta piešimo metu. Jeigu norite geresnio rezultato, tai mano toks yra pasiūlymas būtent išgyventi tą piešimo procesą visą taip, kad stipriai tiesiog savo visus integruoti pergyvenimus ir mažiau fokusuotis, ar teisingai piešiu, neteisingai ten, ar dar kažką, tai netgi jeigu ten bus kažkokių neužtušuotų linijų, jas pastebėsit paskui vėliau, nieko tokio, tai čia ne kažkoks kriminalas. Svarbu, kad procesas būtų jūsų pastebėtas ir užfiksuota pojūčių visa eiga, kad būtų suvaldytas dėmesys, kad turėtume tą patirtį dėmesio valdymo
Ir iš tikrųjų tai tie algoritmai, yra visokių algoritmų ir kartais matau Instagrame, vat, pasižiūriu, kaip mano kolegos kažką, nupieškite šitą algoritmą ir pas jūs pradės pinigai ten iš oro, ten iš dangaus birėti. Žinokite, tikrai netikėkite tokiais dalykais, nes ne algoritme esmė. Visų pirma, algoritmas padeda sudėstyti vidinę tą logiką, padeda sudėlioti savo procesus logiškai, taip, kad jie išsirutuliotų teisingai, atskleisti kažkokius procesus ir tos pasąmonės procesus kažkaip tai sudėlioti. Taip, gali būti toksai variantas, kad kiekvienas algoritmas turi savo kažkokį tai įtaką, tikrai turi, bet kad algoritmas tik tai nupiešus kažkas ten staiga viskas įvyks, į sieną turi būti vidiniai procesai teisingai integruoti ir pragyventi. Jeigu nebus to tokio, jeigu savęs neįdėsite į tą piešimą teisingai, nesuvaldysite to dėmesio teisingai, tai bet koks algoritmas nebus savaime, jisai tikrai nieko nedaro savaime, tiksliau, pats algoritmas. Tai yra tik tai kaip įsivaizduot, kaip žmonės, pavyzdžiui, su tais porankiais vaikšto, ar ne, su tais, kaip jie lietuviškai porankiai tikriausiai, ar ne, kai jeigu susilaužęs ranką, tau reikia tų porankių tam, kad galėtum vaikščiot. Tai lygiai taip pat piešimas pats yra tik tai toks kaip įrankis, porankis, ar ne, kažką padaryti geriau, bet pats savaime jisai vis viena reikia įdėti savęs, reikia įdėti savo to stebėjimo darbo, savo energiją įdėti ir tam piešinys tam padeda, bet pats savaime nieko tikrai už jūs nepadarys. Taip, kad jau. Ir kokius algoritmus bepieštumėte, apie pinigus, ten apie dar kažką, tai jie padeda tik tai tiek, kiek jūsų pasąmonė priima tą signalą ir nėra vidinio pasipriešinimo, kažkokių vidinių filtrų, kurie sako, o tai nesaugu, taip negalima ir panašiai. Taigi, bet kokiai temai visą laiką siūlau pradėti temą nuo išmetimo ir padaryti netgi keletą išmetimų, kad tikrai pašalinti kažkokius vidinius apribojimus tam, kad toj temai visų pirma nebūtų pasipriešinimo. Nebūtų kažkokių vidinių tokių stabdžių. Šį kartą spalvojau vieną šitą pieštuką akvarelinį turėjau, tai jeigu po to, kai bus fiksacijos figūra, parodysiu su ta pipetė, kur sakiau. Vakar pamiršau pademonstruoti. Kaip jūs spėjate spalvą? Dar man truputį laiko reikia. Man irgi. Gerai. Tai vėl aš padarysiu pauzę ir leisiu jums ramiai papiešti. Kai jau jaučiam, kad baigiam spalvot, irgi padarom tokią pauzę, pasižiūrim į piešinį ir pajaučiam vidinį pasitenkinimą. Ar jau tikrai galiu pereiti į sekančią stadiją piešimo? Ar man ta spalva mane tenkina, kaip spalva juda, kokia yra dinamika spalvinė? Ir mes galime pasižiūrėti tas spalvas irgi kaip į tokį kelių dimensijų, ar ne? Pavyzdžiui, va šita geltona, jinai nesustoja čia, bet jinai tarsi eina po apačią ir iškyla vėl va čia. Tai galima pasižiūrėti tą spalvų susipinimą trijų dimensijų tokiam vaizde savo. Mes galime įsivaizduoti, ar ne, kad tos spalvos jos kaip debesys, vienas per kitą, vienas ant kito, nebūtinai, kad tik tai plokštumoje viskas vyksta, o vyksta
3D tokiam sąveikoje jų 3D. Tai irgi labai įdomu, tada pradedi kitaip žiūrėti į spalvų judėjimą. Aha. Jo, tai dėl to aš sakau, kad pakartoti tą spalvą vienoje ir kitoje vietoje, tada piešinys įgauna tokį harmoningesnį savo įvaizdį. Ir aš dabar žiūriu į savo piešinį ir taip įdomu, pastebiu, kad man ta mėlyna spalva tai yra tarsi fonas gavosi ir va šita ruda figūra, jinai tokia tarsi kaip gavosi kaip pagrindinė figūra ir aš čia vėl matau šokančią figūrą, tokia kaip judesy šokyje, tokia tik tai daug didesnė ir kitokia. Įdomu, kad mano pirminė figūra buvo irgi tokia tarsi šokanti figūra judesy. Bet dabar spalviškai jinai gavosi ir tiesiog kitokio charakterio. Jeigu išmetimo figūra buvo tokia aštresnė, kampuotesnė, tai šita figūra tokia daug laisvesnė, daug lengvesnė, daug tokia išsilaisvinusi, kažkokia turi tokio daugiau judėjimo tokios laisvės. Va čia tarsi dvi kojos, čia viena ranka, čia vat kažkaip plaukai, tokie, sklaidosi, žodžiu, nežinau, man toks įspūdis iškart susidarė, nes pažiūrėjau, kaip spalva juda ir koks archetipas spalvinis pas mane čia dominuoja. Tai va tas šokanti figūra, šokančios moters figūra, galima sakyti, gal man toks įspūdis, bet žiūrėkit, kiekvienam ateina sava asociacija ir ta asociacija, kuri ateina, yra būtent reikšminga ir prasminga jums ir būtent vėlgi tas kontaktas su pasąmonė yra toks, kad pasąmonė jums leidžia pamatyti ir pajausti ir jūs pajaučiat būtent tai, ką jūsų sąmonė jums nori pasakyti, ar ne? Tai dėl to labai, kai interpretuoju kitų piešinius, aš labai atsargiai kažką sakau savo nuomonę, netgi jeigu ir kažką pamatau, aš labai atsargiai bandau pasakyti žmogui, nes man labiau svarbiau, ką žmogus pats gali tame įžiūrėti, ką jis gali labiau pamatyti, nes tai yra žinutė tuomet jau konkreti tam žmogui. Prasminga tiksliau. Kaip ir sapnas, aš galiu padėti interpretuoti kažkieno sapną, bet tai gali būti šiek tiek skirtis nuo būtent tos žinutės, kuri yra tam žmogui, nes reikšmės būna kartais labai individualios. Tai tiek turėkit minty, kad dėl to neirografikoje paprastai mes tų piešinių taip neinterpretuojam labai intensyviai, nes tiksliau kaip supervizoriai, ar ne, stengiasi daugiau pažiūrėti į techninius parametrus, o jų interpretaciją palikti pačiam piešėjui. Galbūt tai būna daugiau. Kartais aš pasiūlau savo nuomonę, jeigu jau kažkas labai tokio ryškaus, ar žmogus labai prašo, pasižiūrėkit, ką jūs čia matot. Tai tada aš kažkaip savo nuomonę pasakau, bet šiaip iš principo stengiuosi palikti žmogui pačiam ir mes galim netgi tiesiog dialogo formai, nes dėl to aš sakau, man labai svarbu žinoti prašymą, tą temą ir kas vyko kokiam etape, tada aš galiu jau aiškiau suprasti ir padėti aiškiau, man aiškiau jau padėti žmogui suprasti, kas ten galėjo, kokie procesai vyko ir ką ten galima įžvelgti. Jeigu nepadarote prašymų iš karto po piešimo, tai po to sunkiau yra juos padaryti vėliau, nes ta atmintis tokia tarsi išsigaruoja šiek tiek. Ja, sunkiau galbūt prisiminti. Gerai, tai aš tuomet, jeigu dar kažko nespėjote, tai dar turėsite laiko šiek tiek pertraukėlės pabaigti, o aš jau tada pereinu prie sekančio punkto mūsų bazinio algoritmo, tai mes jau dabar pabaigėm 4 punktą, 4.2 buvo archetipavimas, tai yra spalvos integracija, spalvinių figūrų ieškojimas, ir sekantis bus punktas 5,
Tai yra lauko linijos. Lauko linijos, primenu, yra tas mūsų dvasinis resursas, kontaktas, dvasinis kontaktas. Ir tai yra sinchroninės linijos. Ir mes jas, žiūrėkit, piešiam taip. Imam tą flomasterį ir braukiam taip lengvai, lėtai. Einame. Ir aš einu atgal, dar kartą padidinu, pastorinu tą liniją, nes lauko linijos paprastai yra daug storesnės, jos žymesnės ir tuomet jaučiu kūno pojūčius, jaučiu skirtumą, jaučiu, kaip pilvo apačioj kažkas atsileido. Kažkokia tokia labai sentimentali emocija atėjo. Leidžiu savo pabūti, papvalinu ir leidžiu pabūti savo su tais pojūčiais, neskubu niekur, nebėgu. Kažkur papvalinu, gal kažką dar pagražinu, pasižiūriu pakeliui, užtušuoju kažkokius tokius kišenėlės, langelius, jeigu jie man trukdo. Šiandien mažiau šitų kilpučių, vakar buvo tiek daug tų kilpučių, šiandien daug mažiau ir tai rodo irgi, kad šiandieną yra jau piešti lengviau, ta tema yra, jau antrą kartą piešiu tą temą ir jaučiu, kad ta tema jau yra netokia išskaidyta, kaip vakar jaučiausi. Tai va tas toks kilpučių tokių, kai yra daug tokių kilpučių, tai reiškia, toj temoje yra daug tokių neintegruotų emocijų, kažkokių procesų tokių negatyvių, tai už tai tas kilputės aš stengiuosi maksimaliai jas užspalvoti, kad bent jau įspūdis, sumažinti tą įspūdį. Tai irgi reiškia, kad galbūt reikia nupiešti dar vieną piešinį tą temą. Aha. Tai vienos linijos neužtenka mums, paprastai reikia bent jau 2, bet geriau gal ir 3 padaryti. Aš siūlau 3 linijos, 3 linijos tai yra toks geras balansas. Daugiau 3, tai tik tai tuomet, jeigu tema labai labai jau tokia, nežinau, labai aštri tokia ar kažkokia labai globalinė, bet 3 paprastai užtenka, 3 yra geras skaičius. Vat ir aš jau dabar pereinu. Matot, kaip aš neskubu, aš su lauko linijom leidžiu pabūti, duodu laiko. Ir dabar grįžtu atgal. Pieškite su manim, jeigu ir nespėjot pabaigti spalvot, pabaigsite vėliau. O dabar šiek tiek galva pradėjo suktis. Man su lauko linijom visą laiką būna stipresni pojūčiai negu piešimo eigoje, dažniausiai. Kažkaip labai toks, nežinau, stiprus būna poveikis tų lauko linijų. Jos gali susikirsti geriau, kad lauko linijos nesikirstų kryžium, tokiu stačiu kampu. Pažiūrėkit, kad geriau taip nebūtų. Ir kad išvengti to, tai tada, kaip rodžiau vakar, kad linijos šiek tiek jos kartu padraugauja ir po to išsiskiria, o ne taip nestatmenai. Ir 3 liniją dar va čia vesiu. Ir jinai eis tiesiog grinai horizontaliai, bet žiūrėkit, jinai nepaisant to, kad jinai kerta horizontaliai, jinai nekerta stačiakampių vertikalių linijų. Matot, kaip? Nors čia galbūt, kaip jos čia praeina, va taip pat kartu, matot, padraugauja, išsiskiria. Tai čia toks kaip niuansas, bet jisai labai geras piešime, nes mes
Taip mes tą piešinį dar pagražinam, tiesiog paliekam jį labiau harmoningą. Nes status kampai jie tokie gali atrodyti labai nedraugiški kartais. Ir dabar padarius tas 3 linijas, aš žiūriu, kad dabar man ateina jau daugiau toks pajautimas, kur yra ta sprendimo figūra, kur yra ta fiksacijos figūra. Ir nes paprastai, kur yra toks daugiau susikirtimas, nes lauko linijos tokį srautą tarsi padaro, ne, mano vat eina 3 linijos, jos čia kažkaip sueina ir išsiskiria. Tai va čia vat yra 3 linijų susikirtimo zona, nepaisant to, kad yra vidurys, aš stengiuosi vidury, pačiam vidury nedaryti sprendimo figūros, nes, kaip sakiau, vidurys yra silpniausia zona, tai yra akla zona, kur siūlyčiau tos figūros nedaryti, pasirinktos jau sprendimo figūros nedaryti. Tai va čia ta stadija, mes dabar fiksacijos figūros, kai ieškome, tai čia jau yra galbūt modeliavimo tokia stadija. Mes jau modeliuojame tą rezultatą. Mes sąmoningai jau tą rezultatą pamatome visai iš kitos pozicijos. Iš sprendimo pozicijos. Ir čia vadovaujamės ir tuo intuityviu matymu, pasitikim tą vidiniu matymu savo ir irgi pasižiūrim, kaip atrodo tas estetinis toks irgi dar bruožas, pasižiūrėti, ar ta figūra mums čia patinka, ar jinai patinka būtent tokios spalvos, jeigu ten aš pasirenku va šitą zoną, ar man patinka, kad jinai būtų pagrinde tokia violetinė. Žodžiu, pasižiūrėkit, ir čia gali nebūtinai vien logiškai spręsti, bet tiesiog pajauskite, vis viena ta spalva jūs pritrauks, ta zona jūs pritrauks ten, kur ta sprendimo figūra turi būti. Ir čia, žiūrėkit, galima pasirinkti tą figūrą, kuri jau yra, arba galima pasirinkti visai naują figūrą, galima padidinti kažkokią jau esančią figūrą. Galima sujungti 2 figūras į vieną kaip sprendimo figūrą, irgi taip gali būti. Dabar aš čia žiūriu, kaip čia man. Leidžiu savo paklaidžioti po lapo erdvę, leidžiu savo pasižiūrėti, pasimatuoti vieną figūrą, kitą, antrą, trečią, pasižiūrėti, kaip aš jaučiu, klausau savo kūno, pasižiūriu į šitą, man graži ir žiūriu, kokia kūno reakcija, koks rezonansas, ar ne, kaip aš rezonuoju su šita figūra, kaip aš rezonuoju su ta, o galbūt su šita, ir tiesiog leidžiu savo taip pabūt, pagvildenti ir pasižiūrėti, kaip man norisi. Va, ir mano sprendimo figūra, jinai tokia nauja. Jinai 2 figūrų tokia, apima 2 figūras buvusias, bet yra visiškai naujas kontūras, nauja figūra, naujas apskritimas. Aš čia nerografuoju. Apvalinu, nerografuoju. Užfiksuokite, kokie pojūčiai kūno. Kokios mintys, kokie emocijos, mintys, pojūčiai. Dabar nežinau, kurie čia buvo akvareliniai pieštukai, kurie ne, bet greičiausiai bandysiu. Mėlyna, tai tikrai žinau, kad akvarelinė, ir čia labai mažai mėlynos gavosi. Labai įdomu padaryti su tuo. Galima naudoti ne pipetę, o paprastą teptuką akvarelinį, tik į vandenį pamirkyti. Tas pats efektas. Bet man, kadangi turiu pipetę, man yra patogiau. Neturiu teptuko akvarelinio, tai turiu tokią pipetę su teptuku kartu. Va.
Šita violetinė spalva, jinai ne akvarelinė, todėl jinai neduoda tokio efekto. Geltona, man atrodo, irgi ne akvarelinė, tai dėl to, žiūrėkit, nėra to efekto, bet jeigu paspalvinčiau va šitą akvarelinę spalvą, tai pamatysit, koks efektas iš karto būtų. Va. Tai va, ir dabar atlikome 6 punktą fiksaciją. Ir 7 punktas stilizacija arba logika, piešinio logika. Ir aš dabar žiūriu, nors aš apie piešinio logiką kalbėjau visoj eigoj, bet jums irgi dabar čia yra geras toks momentas atsitraukti šiek tiek, pasižiūrėti, galima net nufotografuoti piešinį, nes pamatysite jį šiek tiek kitaip. Ir aš žiūriu į savo piešinį ekrane dabar irgi, matau va čia, kur buvo išmetimo figūra, žiūrėkit, kiek toks vitražinis efektas, gaunasi nemažai tokių kišenėlių, mažų tokių langelių. Ir suprantu, kad ta problematika kažkokia, jinai maksimaliai, kiek aš ją galėjau šitam piešinį paleidau. Bet reikėtų dar nupiešti galbūt dar vieno antro piešinio tokiam šitai temai. Dar aš čia pastebiu va šitą trikampį, matot? Tai galima dabar, kadangi aš žinau trikampio visą prasmes trikampio, tai aš iš principo galiu tą palikti, jeigu man jis tinka, aš galiu jį palikti. Paprastai išmetimuose mes, kaip sakiau, piešiam tik tai apskritimus, tai aš, pavyzdžiui, čia įveščiau dar vieną kažkokį apskritimą, va tokį, kad sušvelninti tą trikampio efektą. Tai šitoj stadijoje mes galime dar įvesti naujų figūrų, naujų linijų, paapvalinti dar kažką, pagražinti. Galim dar kažkur su spalva padirbėti, jeigu reikia. Nu, žiūrėkit, ir to trikampio beveik nesimato, gal šiek tiek, bet ne tiek jau daug. Ir va dar įvedžiau šitą naują figūrą ir vėl kažkas tai pasikeitė, jaučiu pokytį piešinį, jaučiu pokytį savyje. Man piešinys patinka, man atrodo viskas yra gerai su tuo piešiniu, man jis tinka ir spalva visur, ir linijos ir figūrų yra pakankamai. Galėčiau dar daugiau figūrų čia, galbūt tikrai ir įvesiu, nes viso piešinio fone šitas kampas toks jaučiasi šiek tiek tuščias. Taip, kad jis nebūtų toks apleistas tarsi. Mes paprastai kairė pusė, paprastai ją sureikšminam, jeigu ieškom reikšmių, tai kairė pusė reiškia praeitį. Ir viršus reiškia, tokius, kaip pasakyti, energetinius procesus. Tai reiškia mintys, emocijos, vidiniai procesai. Apačia tokie daugiau išoriniai matomi. Tai viršui tokie nematomi mūsų vidiniai procesai, apačioj išoriniai procesai, matomi procesai, tai, ką darome, tai, ką matome, tai, ką turime, žodžiu, va taip pasidalina, o dešinė yra daugiau ateitis apie ateitį. Pats vidurys, kaip sakiau, yra ta centras, akloji zona, kur mes kažko dar nesuvokėme, nepamatėme, dar mums nėra akivaizdu. Ir arčiau link vidurio tai yra dabartis, daugiau toks, čia ir dabar galima sakyti. Tai va taip, tokie sąlyginiai, sakyčiau, reikšmės sąlyginės yra, bet jos tarsi logiškai turi prasmę. Dabar įvedžiau čia figūrą ir jaučiu, kad piešinys dar labiau susibalansavo. Ir, pavyzdžiui, man patinka, kad šitie mėlynas yra kaip fonas, kad jisai nėra toks labai prisotintas. Galbūt dar vienos linijos čia trūksta, nes kažkaip ta viena linija tokia labai vieniša, man atrodo. Va taip.
Nu, žiūrėkit, kaip dar pagražinau tą piešinį, dar įvedusi vieną mažesnę liniją, iškart atgijo va šitą lauko liniją, iškart dar pagyvėjo. Ir čia lygiai taip pat. Ir va, ir įvedus lauko linijas mes matome, kad yra bent jau dviejų storių linijos ir iš karto žiūrėkit, kaip piešinys įgauna tokį ryškesnį planą, pirmą planą ir antrą planą. Ir mūsų jau akis mato ir mes jau galim tiesiog įsivaizduoti kažkokią dinamiką didesnę piešinėje, kad vyksta kažkokie santykiai, kažkas čia vyksta, kažkas įdomaus ir galime pasižiūrėti, kokie čia vyksta procesai. Ir dabar mano ta figūra, kur sakiau, ar ne, va šita, va, kur aš matau tarsi tokia judesį, kažkoks judesys, tai dabar matau, kad ta figūra va tarsi neša šitas dvi, nors fiksavau vieną figūrą, bet realiai matau, kad yra dvi fiksacijos figūra, vien todėl, kad šita figūra, nors aš jos nefiksavau, jinai yra tarp trijų lauko linijų, kurios yra storos ir jos automatiškai jau duoda tarsi fiksaciją šitai figūrai, kadangi jas apjuosia lauko linijos. Tai jinai automatiškai jau tampa fiksacijos figūra, nes nu, tiesiog turi tą reikšmingumą tokį savotiškai jau. Tai va šita nepasirinkta figūra, šita pasirinkta figūra ir jos tarsi sudaro va taip, va tai man irgi duoda papildomą informaciją, papildomų įžvalgų ir aš dabar žiūriu, kaip va šita va atpažįstama mano figūra tarsi dalyvauja va šitoj mano fiksacijos figūrų lauke. Labai įdomus piešinukas, tikrai pati net esu nustebusi, kaip įdomiai prasipiešė tas piešinys. Tai va, tai yra toks skirtumas tarp pirmos versijos, kurią darėme, ir tarp antros versijos. Ir kuom pagrinde įspūdžio prasme, tai kad figūrą yra lengviau integruoti negu tą išmetimą. Išmetimo figūrą išmetimo yra lengviau integruoti. Ir piešinys gaunasi toks, nu tiesiog jos visiškai nesimato beveik pirminės figūros. Patį išmetimą, kadangi jis toks, nu, toks kažkoks, jį integruoti yra sunkiau. Ir parodysiu dar ekspres versiją, kaip tokį išmetimą, kaip jį galima greičiau, lengviau, tiesiog jeigu reikia kartais, nu, būna tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, pas mane buvo darbe vienas potencialiai brendo toks konfliktas labai nemalonus ir aš tiesiog nežinojau net kaip elgtis, ką daryti ir kokią taktiką, strategiją priimti. Tai paėmiau, atsisėdau, tiesiog 5 minučių padariau tokį išmetimą greitai ir taip tiesiog stebuklingai viskas išsisprendė, net jokio konflikto neįvyko visiškai. Ir viskas tiesiog kaip lietaus debesėlis, atrodo, kaupėsi, jau tuoj bus lietus su griaustiniu ir staiga jis dingsta. Tai toks buvo efektas. Mane taip nustebino ir iš tikrųjų mane neurografika nenustoja stebinti su tokiais sprendimais kažkokiais, kad tiesiog nenustoju lygi šiol stebėtis. Poveikio veikimo tikrai veikia. Ir veikia, kaip sakiau, tas piešimas tai yra tik instrumentas, tik tai tokia kaip proga save išreikšti. Aišku, čia dalyvauja procesas vidinis, bet piešinys, jeigu duoda mums, padeda tą išgyventi, tą išreikšti, tai kodėlgi ne. Tai va. Ir toliau mes dabar porą minučių leisime savo parašyti. Prisimenant, kaip vakar, kankinsiu dar ir šiandien. Ir tikrai nepagailėkit savęs, nepagailėkit laiko. Tai jeigu dabar dar nebaigėt piešti, nieko tokio, dar turėsite keletą minučių pabaigti dabar arba vėliau, bet dabar paimkite vėl kažkokį lapelį, tušinuką ir parašome temą 2.0 ir tiesiog parašome paeiliui pirmas punktas temoje, kokie buvo pojūčiai, kaip kūnas jautėsi.
galima, žinot, kaip rašyti nuo dabar, nes man, pavyzdžiui, dabar tokie kažkokie stiprūs pojūčiai, tai galbūt aš aprašysiu, žiūrėkit, va, taip pasirašau 4, 5, 6, 7, 8. Jeigu neateina žodžiai, geriau rasti žodžius įvardinti, va, pabūkit su pojūčiais ir, kokie žodžiai ateina, tokius ir parašykite, nes labai svarbu verbalizuoti tai, kas vyksta dabar. Kažkoks jaučiu, kad kažkas prasiplėtė. Taip ir rašykite. Kaip ateina, taip ir rašykite. Svarbiausia aprašyti galbūt kūno pojūčius, nes juos lengviausia pajausti ir aprašyti. Jeigu ten emocijas, mintis irgi ateina kažkas, galite irgi aprašyti. Prisimenat 4 stebėjimo vektoriai savęs stebėjimo, tai yra kūno pojūčiai, emocijos, jausmai, mintys, išvados ir įžvalgos, prasmės. Tai va tokie procesai savęs stebėjimo. Gali dar aprašinėti, kas vyko piešinyje. Pavyzdžiui, man 7 punkte stilizacijoje dar dadėjau 2 figūras. Ir pajutau skirtumą, vėl kūno pojūčiai atsirado, nauji pojūčiai kažkokie tai. Ir dabar tie nauji kūno pojūčiai, aš galvoju, kaip juos įvardinti. Tai aš bandau pajausti, koks buvo emocinis fonas, ar keitėsi, kokias išvadas aš padariau. Tai įvardinkite, pabandykite įvardinti dar žodžiais savo pojūčius vidinius irgi. Dar turėkit minty, kad viskas, kas vyko piešimo metu, viskas yra tiesiogiai susijęs su jūsų tema. Ir visi tie įspūdžiai, viskas, ką vertina, tai irgi tiesiogiai atspindi procesus jūsų temoje. Tai kuo daugiau įvardinsit, kuo daugiau aktualizuosit savo,
tuo daugiau bus aiškumo, aktualizacijos ir savo temoje. Mm.